Kai kurie medžiai paliekami biologiniai įvairoviai išsaugoti, jie paženklinami dažais. Tai medžiai su genių iškaltais uoksais, o taip pat sveiki didesni medžiai. Vyresnių medžių uoksuose gyvens šikšnosparniai, įvairūs paukščiai, žalvarniai, kukučiai, lututės, geniai ir kiti uoksuose perintys sparnuočiai. Viename hektare kertamo ploto turi likti ne mažiau 10 šių medžių, kurie liks neliečiami iki natūralios senatvės. Šiuo metu Druskininkų miškų urėdijoje miškai matuojami naujų technologijų pagalba. Inžinieriai Rimas Lovčikas ir Audrius Norkūnas matavimams atlikti naudoja GPS imtuvus,